kabančius Babilono sodus. Sakoma, kad tai susijęs su Egiptu e, ir kad Babilonijos centre yra e, kažkokios tai laiko kapsulės ir kur galėjo susisiekti su kosmosu ir panašiai. Dabar nukeliauk į kabančius Babilonijos sodus ir pasakyk, ką matai. Aš tarsi skrieju burbule kartu su tavim. Mes susikabinusios. Ir kažkaip dabar, kaip ir matau tą Babilonijos sodą, mes jau viduje atsidūrėm, žinok. Aha, tuose kabančiuose Labai soduose. jo, taip ir yra, kad tos gėlės kažkaip padarytos, sutvirtintos, tokios struktūros, bet čia kažkokia kaip geometrinė kažkokia sukurta ta struktūra. Tai čia reiškia nebe reikalo tos visos struktūros geometrijos padarytos su tam Taip. tikra prasme, ar ne? Labai daug, žinai, matau gėlyčių, bet tos gėlytės tokios kaip violetinės. Aš Daug. tokias esu kažkur panašias mačius jau fizikoj. Bet ten labai daug rūšių, kiek suprantu, turėtų būti, ar ne, gėlių, Taip, ten ir ten daug, vandens bet lelijos. ten daug, ten ir lotas, ir vandens lelijos, ir matau kriokliukai tokie, žinai, vandenėlis teka, fontanai visokie tokie, žinai, padaryti, tokia labai labai jauki, tokia labai faina vieta. Bet aš sakau, dabar koncentruojasi tas tokias violetinės gėlytės, jos tokias kaip atrodo kaip alyvuogės, bet ne, čia yra kitokia jos rūšis, aš negalėčiau vardinti. Ir jos taip gražiai, žinok, suformuotos ir tiek daug kvapo, tu taip, žinai, taip atrodo, visa galva svaigsta nuo tų kvapų. O kodėl tavo pasąmonė atkreipė dėmesį į tas gėlytes? Kokią Nu, žinutę jos neša? aš fėja, man visos gėlytės Ai, patinka. Tai žinai, čia jau fėjai, tai čia rojus, supranti, va čia tiek tų jo. daug gėlyčių, čia visos kalba, bet tas violetinės man kažkaip, Bet vis tiek ten daug gėlių, bet būtent šitos tavo taip. jo, nu jos, supranti, daugiausiai kabo, Aha. kažkaip jos taip kabo, žinai, aišku, ten yra ir tokių ir raudonų gėlyčių, tokių gražių, ir visokie augaliukai, žinai, tropiniai. Aha. Bet man kažkaip tos gėlytės, nes aš labai, gal dėl to, kad patraukė, nes aš labai myliu alyvuogės. Alyvas, Ah. ką čia šneku, alyvuogės, alyvas. Mhm. Tai man tas vat jų melsvumas atrodo toks jau kaip ir kažkaip kaip ir matyta, kaip ir žinota, jau toks jausmas, kad Pažįstamos gal tavo. pažįstamos, ar čia aš jas netgi kūriau, tarkim, kažkokią tokią. Aha. Ar tai ne- tavo kūrybos vaisius? Nes man ateina toks atsakymas, kad ne visos gėlės yra iš žemės, kažkaip, kad kai Atneštos kurios iš kitų. gėlės iš kitų civilizacijų kaip dovanos tarsi, ane kažkas tokio. Ir man tos gėlės, tos vat būtent violetinės tokios pažįstamos, atrodo, kaip čia mano būtų tarsi kūryba kažkokia tai. Fainai. Mhm. O tai dabar, pavyzdžiui, ten tie kabantys sodai yra struktūros padarytas, bet ten yra ir patalpos erdvės, ar ne tam sode kažkokios, kai tas sodas, kaip suprantu, jisai aukštais yra, ar ne tokiais padaryti laiptuotais. Nežinau, aš kažkaip matau kaip geometrinę figūrą, kažkaip, nu, jis aukštas yra, iš tikrųjų jisai nėra toks kaip mūsų akim atrodo kaip pastatas, bet tai ne pastatas, taigi Mhm. kažkaip tokį dalyką sukurt, aš nežinau, kiek čia O, reikėjo jėgų ir energijos. o kas sukūrė, suprojektavo šitą vat visą sodą kabantį? Žinok, čia iš eterinės erdvės. Aš viską dabar žiūriu ne tai, kad kas ten vyko ant fizinės erdvės, bet aš žiūriu grynai eterinėm akim.
iš eterinės pusės, tai man iš karto žodžiai eina, kad dievai kažkokie. Dievai ar ne? O Mhm. o tai kai legenda sako, kad ten kažkoks tai valdovas savo mylimajai pastatė tuos, sodus, kad jinai neliūdėtų, kad jai primintų namus. Tai o tai tas tada valdovas jis kažkoks ypatingas buvo, kad tokius sodus pastatė, užsakė ar pats sukonstravo, net nežinau. Jis turėjo kažkokį tai kosminį žinojimą, žinok, man rodo, kad jisai tais laikais kažkaip tos kosminės žinios labai tokios buvo, ne taip kaip dabar, žinai, užblokuota ir čia nežinau po kiek sluoksnių Mhm. slepiama. Tais laikais kažkaip, buvo paprasčiau. Nu ir jo, jisai valdovas, ne bet koks, žinai. Kažkaip kaip ir žiniuonis tarsi, ar ne, ir kažkaip, aš negaliu pasakyti, kad ar jis pats pastatė, tai aš abejoju, kad čia buvo labai daug iš tikrųjų. Kažkaip, man netgi patį tą valdovą rodo kaip, kažkokį pusdievį, žinok. Aha. O tai Mhm. jo žmona, kuriai statė, tuos, sodus, ar jinai irgi buvo tokia kaip, sakykim, irgi prie magijos žiniuonė, kad jai reikėjo viso to, trūkumas buvo stiprus viso šito gamtos? Ar jinai irgi buvo tokia neeilinė asmenybė? Mm, Man kažkaip rodo, kad tai jos buvo idėja, ne tai, kad pačio to valdovo, ne, bet kažkaip, Aha. jos idėja, jinai kaip kūrėja, ar ne, sako, aš vat norėčiau sukurti sau asmeniškai rojaus kampelį, bet man reikia pagalbos, kaip tai padaryti, nes moteris kūrėja, o jis kažkaip duoda tą energiją. Mhm. Matau tas susisiekimas su tais kitais dievais ir tada jie kombinuoja tą vat, sodą, bet kažkokią labai sakralinę geometrinę figūrą parinktą tokią. Ir pagal tą jie sukuria tą sodą. Ir čia yra kažkoks centras, žinok, nes tie kaip dievai pusdieviai tarsi jie egzistavo apačioj žemėj, Mhm. nu, gal ten kažkokia dimensija aukštesnė tarsi būtų. Ir jie turėjo tą ryšį, nes man taip ir rodo tokį kaip portalą iš Žemės į patį tą kosmosą su tais Aha. kitais gyventojais, dievais. Ar Kažkokia tai tai bendrystė yra tarp jų, žinai, vieni su kitais komunikuoja. Klausk. Tai ar tada šitie sodai taip gaunasi, kad tai buvo kažkoksai centras, kur galėjo susisiekti su kosmosu, su tais kitais, dievais aukštesniais? Taip, čia buvo, žinok, centras ir jisai labai toksai aukštų dažnių. E, Čia kažkokios tai kaip ir ritualika kažkokia irgi atliekama toj vietoj tarsi. Viskas, kas liečia dėl sielos kilimo kažkaip. Ir tos gėlės, tos vat, tos spalvos kažkaip, labai tokios Mhm. keliančios vibracijas, tos gėlės labai labai O tai gražios. tos, pavyzdžiui, gėlės ten iš visų kampelių, sako, buvo atvežtos visokiausios gėlytės, bet tai ten, vis tiek, o klimatas vienoks, tai tas visas, jų išgyvenimas, kas ten lėmė, kad jos visos ten žydėjo, augo, ar čia nuo tos vibracijos priklausė, kad visom tom gėlėm ten buvo gerai ir jos augo, žydėjo, ar kažkas ten, nežinau, y ypatinga priežiūra ir Ten teikta. buvo tas žemė parinkta, tas vieta, tas plotas labai aukštų, vibracijų ir ten faktiškai tos gėlės kažkaip,
kažkokio tai labai ten ypatingo, tos priežiūros kaip ir nereikėjo, jos kažkaip ten buvo visko, supranti, ir drėgmės, ir saulės, visko, ko tik reikia. Palankios sąlygos augti. O tai ten buvo kažkokia tai laiko kapsulė tam sode ar kažkokios tai ypatingos, nežinau, kažkokie vartai, kapsulės ar jaunystės ten kažkas su jaunyste, amžinu gyvenimu susiję. Žinok, buvo kažkokia laiko kapsulė, man rodo. Jinai tokia salotinė, kažkokia tokia, toks kaip energetinė kažkokia tai ir kažkoks tai tarsi jie sugebėjo kažkaip tą laiką netgi valdyti, aš taip manau. O, Kažkoks tai laiko valdymas. kaip laiko mašina galbūt kažkokia. Gali būt, žinok. Ar jie turėjo laiko vartus kokius nors, kad galėtų pereiti į praeitį ar į ateitį? Ar tarkim, kaip portalas nueiti į kitas, nu, visatas, tas galaktikas, kitas planetas? Paralelinį pasaulį ir dimensijas su to laiko kapsule kažkaip jie įeina į tą kapsulę ir tada kažkaip taip staigiai transportuojasi, teleportuojasi Mhm. iš vieno taško į kitą tašką, kažkaip taip. O šitie sodai, jie visą laiką buvo tiktai eteriniai erdvėj? Ar jie iš tikrųjų buvo mūsų Žemėj? Kaip Tai dabar, nežinau. ką aš pasakoju, buvo iš tikrųjų kažkaip, kaip ir Žemėj, bet, tada kai Žemė dar buvo, labai aukštų vibracijų, ar čia kažkokia kita Žemės dimensija, bet tikrai buvo, žinok. Nes vis tiek tais laikais buvo kitos mūsų dimensijos, kita dimensija aukštesnė Žemės. Tie kaip ir faraonai tuo laiku buvo ir tie vat visi. Ir, pavyzdžiui, gerai, tai jeigu paminint tuos faraonus, Egiptą ar Babiloniją, yra surišta su Egiptu kažkaip, kažkokiais tai Mhm. dalykais. Man rodos, žiūrėk dabar, kai kurios žinios iš Babilonijos buvo perkeltos į Egiptą, bet Egiptas ir Babilonija turėjo labai panašias kultūras. Jie domėjosi panašiais dalykais, bet atėjo kažkoks tai laikas, kai jie pajuto kažkokią tai grėsmę. Jie labai saugojo savo žinias ir man taip rodo, kad kai kurios žinios buvo tiesiog perkeltos į Egiptą, nes ten jie pasijuto, kad būtų saugiau. Tik aš nesu tiksli, ko jie saugojosi ir ko jie bijojo. O čia Kleopatra dalyvavo šitame, nes Kleopatra kažkurį laiką valdė Egiptą ir ten buvo irgi tų bibliotekų labai didelių, kurios ten sudegė, turbūt Egipte, berods, neatsimenu dabar tiksliai tos istorijos. Mhm. Ar jeigu buvo į Egiptą perkelta daug žinių ir jos ten kažkas nusavino Egipte, ar sudegino, sunaikino? Iš tikrųjų, vat, kas liečia dėl Kleopatros, tai jinai buvo žinių kažkaip ir sergėtoja, kažkaip daug magijos žinojo, tų ritualų, ezoterikos. Ir kas liečia irgi, man rodo, tokį kaip ryšį su pačia ta Babilonija, kad jinai galėjo kažkaip per astralines keliones įeiti į tą sodą, kažkaip irgi kažkokį tai žinojimą, kažkokios tai informacijos. O kas jai iš davė prieigą prieiti prie tų žinių, prie tų Babilonijos visų žinių? Ar ne kaip tokia ypatinga būtybė, kaip Jo, žiniuonė? jinai ypatinga žiniuonė, nepaprasta. Jo, jinai ypatinga.
Bet jinai ne tai, kad fiziškai eidavo, bet jinai kažkaip per astralines keliones. Ten patekdavo per astralines keliones, rodo man. Nes tais laikais, vat, Kleopatros, ar ne, kažkaip jinai viena iš tų pirmųjų, kuri žinojo tuos dalykus tokius kaip astralinės kelionės, eterinis pasaulis, žinai, kosmosas. Mhm. Ir labai daug tų tokių žinių sukaupus turėjo. Gerai, o tada man vat kyla klausimas, pavyzdžiui, kaip Kleopatra užėmė tą Egiptą, jinai nesugebėjo jo kaip ir išsaugot, sakykim, taip. Tai, bet jinai tiek žinių turėdama, tikrai stiprių maginių ir visokių kitokių, tai kas čia buvo toks stipresnis, kuris ir tą Kleopatrą, taip sakant, nu, kaip nugalėjo, sakykim taip, ir kas kėsinosi į tas visas žinias, kad sakai, nebuvo saugus ten Babilonijoje ir norėjo išnešti dalį žinių Man kitur. tai rodo kažkokias tai irgi iš kosmoso kažkokias tai būtybės, Ar ten, kurios norėjo pasisavinti informaciją. ar tai Man kokie, jose matytas ką? ar tai kažkokie tai juodieji magai, kosminiai juodieji magai, kurie norėjo daugiau kažko sužinoti ar atimti ar užimti. Ar čia magai? Ne, kažkokios kitokios būtybės, bet irgi, Ar tos būtybės virusinės buvo? nu jo, žinok. Jos pamatė tą žemės plotą tokį spindintį, žinai, ir jie kažkaip labai, jiems kaip blizgutis pasirodė, žinai. Ir tarsi toks noras, aha, pasižiūrėt, kas ten. Jie labai gerai buvo apsiginklavę, kažkaip rodo. Jau pasiruošę, ne gerai. Ten su technologijom daugiau kažkaip man tokia labai išvystyta technologija rodo. Nežiūrėk, Kleopatra, ji kaip pati, kaip kosminė būtybė, yra iš Sirijos planetos. Aha. Kaip ir sirietė, o jinai dar, o kokio dar turėjo, e, kokios dar, gal jinai maišyta buvo, ne tik Sirijus, gal jinai kai tokia kieta, gal turėjo kažkokių kitų savybių, kitos planetos savybių daugiau. Turėjo, jo, žinok, jinai turėjo to, man rezonuoja Oriono vibracijų. Bet žinai, kažkas atrodo, kad iš tų būtybių kažkokie tai išdavikai tarsi, supranti? Išdavikai čia kažkokie tokie, čia iš tų planetų. Kažkaip nusitaikė prieš ją, nežinau dėl ko. Čia kaip išdavystė jaučiama. O tuo metu siriečių energetika kokia buvo, ar jie buvo pavirusuoti tuo metu, ar virusas buvo kažkiek juos apėmęs daugiau, kad taip įvyko. Taip, buvo virusas, aha. O kaip šiuo metu jauti Sirijuj, ar ten jau susitvarkė jie su visu tuo virusu, ar dar ten irgi yra visokių reikalų? Kaip ir geriau šiuo momentu tarsi. Jie kaip ir įveikė tą virusą, ar ne? Nes esu Mhm. girdėjusi, kad čia jau keli metai ten kaip ir jau neblogai susitvarkė. Mhm. Mhm. Žinai, bet ta pati kaip Kleopatra, kaip moteris, ane, Mhm. jinai turėjo labai tokį stiprų magnetizmą ir jinai galėjo valdyti per kvapus, kažkaip per skonius ir kažkaip net kitų žmonių pasąmones ir kiekvienam žmogui ji galėdavo kažkaip tą magnetizmą išvibruoti pagal tą žmogų, kaip jisai
norėtų, tarkim, kažkas pas ją tokio alchemiško buvo, kažkokios tai programos labai įdomios ir, tarkim, pavyzdžiui, ji galėjo kažkaip tvarkyti savo tą energetinį kažkaip tais lauką ir jinai kažkaip sugebėjo per tas pasąmones labai žmonių, labai kažkaip stipri jinai tokia, man rodo. Jinai per subtiliai taip galėdavo paveikti kitą asmenį, ar ne? Be Hipnotizuodavo. jėgos. Taip. Jo, jinai taip pat darydavo, kad, žinai, hipnotizuodavo, jinai kažkokį turėjo tokį, išvibruodavo tokia kaip hipnozė ir labai daug gerbėjų, ten tie vyrai, jie ten įsimylėję ją. Ir jinai va tas pajungdavo tuos kvapus, tas gėles, dėl ko man rodo tą Babilonijos tą sodą, kad jinai kažkaip iš tų gėlių tą energiją kažkaip sugebėdavo iš tų augalų esencijų kurti visokius grožio, žinai, Aha. eliksyrus ten ar kažkokį tai ritualą padaryti. O Viskas, kas pavyzdžiui, su grožiu susiję su Kleopatra. Aha. aha, Mhm. o dabar vat įtraukčiau, pavyzdžiui, kaip šiais laikais daro hidrolatus augalų. Ar, Mhm. ar tie hidrolatai irgi kaip iš augalų esencija, tas kvapas, ta augalo ta esencija visa, ar jinai irgi kažkokį tai suteikia, pavyzdžiui, pasipurkšk, nu, tarkim, pienės hidrolatas, ar ne, Mhm. pasipurkški, ir koks tai būtų poveikis, ar yra to tokio irgi sukuria tokį magišką tokią aplinką, kad veikia kažkaip per tą kvapą, tą esenciją. Žinok, kiekvienas natūralus kvapas, natūralus, jisai suteikia kažkokią tai magiją. Tai nesvarbu, ar tai hidrolatas, ar eterinis aliejus, bet svarbu, kad tai būtų natūralus, žinai. Nes anksčiau atsimenu irgi moterys, anksčiau senesniais laikais nelabai būdavo tų kvepalų arba nelabai įpirkdavo, tai būdavo irgi aliejukais, tai būdavo alyvų aliejus, net atsimenu, močiutė turėdavo kažkokį tai alyvų, ten šiek tiek patepdavo plaukus, jeigu eidavo kažkur iš žmonės, Mhm. irgi tokia savotiška magija gaunasi, ar ne? Taip, 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 taip. Ir tarsi ir tai kaip ir apsauga tuo pačiu, ar ne, nes tai aukštos vibracijos. Mhm. Nes įsivaizduoju tenais irgi kaip tas Babilono sodai, tie kvapai, tos gėlės, tai ta visa tokia jau aura aplinkui, tokia jau ypatinga kvapų tų visų gamtos. Mhm. O, pavyzdžiui, ta Kleopatra dabar jinai yra siejama su deive Ištar arba Aisis. Mhm. Kodėl jinai siejama su jomis, su Aš jų apie tas, vibracija? jo, aš apie tas dives Aisis ir Ištris nelabai žinau, bet yra tos tokios vibracijos, kažkaip man toks eina žodis seksualumas, kažkokį tokį išvibruoja. Kūrybinę čakrą labai gerai pasėja. Bet ne Reiškia, tai, tas kad tas seksualumas toks būtų gašlus, bet jisai toks gilus moteriškas, žinai, moteris. subtilus toks, aha. Bet čia jos siejasi tik turi panašumo kažkokio tik su vibracijomis, ar yra kažkas dar jas sieja, kažkas daugiau, ar iš panašaus šaltinio kilusios. Va, kaip tu pasakei, iš panašaus šaltinio, taip. O tas šaltinis, ar daug yra prikūręs tokių būtybių, kaip tokių su šarmu, su tuo moteriškumu, tuo seksualumu, tokiu sveiku, ta prasme, ir tokiu magnetizmu. Yra, bet ne visos save kažkaip išgarsina, ta prasme, kažkaip savam rate. Yra tokių moterų. O, o kodėl tada, vat, pavyzdžiui, tas moteriškumas pas vienas būna labai išreikštas, o pas kitas
kitos labai daugiau tokios vyriškos. Nuo ko tai priklauso? Ar tai čia nuo šaltinio kažkokio išėjo, ar nuo kažkokių programų įdiegtų, ar Mm. kažkokių savybių kitų? Tai kaip man taip iš karto atrodo toksai vat atsakymas eina, kad nuo programų, pavyzdžiui, priklauso, ar ta moteris dirba su savimi, balansuoja energijas e, pagal sielos netgi vibracijas kažkaip. Kokios čakros pas kai kurias moteris yra labai jos kaip ir uždarytos, kaip lotoso žiedus dabar rodo, pas kai kuriuos labai atviri, kiti labiau tokie uždaryti, Mhm. o kurie taip subtiliai atverti, žinai, ne per daug. Aha. Pas kurias yra tie labai jau atverti per daug, žinai, išsiplėtę, tai man tokie ateina su tokiais vat gašlumais kažkaip. Tokios, kurios gundo vyrus tiktais dėl malonumo. Nežinau, bet dabar man iškrito ten ta, tipo, aš net neprisimenu jos vardą pavardės, kur su daug vyrų permiegojo ten tūkstančiais, girdėjai? Tipo TikTok Aš žvaigždė. aš girdėjau, kad tokia kažkokia yra, bet aš net nežinau, kaip, neatsimenu, kaip ir atrodo iš tikrųjų. Girdėjus, E, kad yra. Jo, ir kaip ten jinai per kažkiek tais valandų su tiek ir tiek vyrų permiegojo, man kažkaip dabar ją rodo. Bet čia jau pas ją per daug jis jau ten priblėsęs tas lotosas iščiulptas. Jau išbėgusi su energija, pernaudota. Mhm. Ten tai situacija baisi, ką jinai sau daro. Aišku, visada gerai, kai yra subtilu ir sveika, neperlenkia. Mhm. Pas ją, supranti, lotosas jisai toks išsiskleidęs, toksai jau labai ir ten matau, kaip net nėra, žinai, tos spalvos, tos energijos tokia priblėsę. Tai gali būti, kad po kiek laiko to lotoso ir neliks pas ją. Susinaikins. O gal gali ta Kleopatra pasidalinti su moterim, su visom moterim, kaip subtiliai, gražiai atsiskleisti savo tą lotosą. Nu, ta prasme, kad nebūtų ir per daug, kad ten kažkoks sveikas tas toks moteriškumas, kad atsidarytų ta visa kūryba, tas grožis. Jo, man kažkaip taip jau ne pirmą kartą, kai su Kleopatra susisiekiu, tai man tie vat atsakymai ateina per gėles, per augalus, žinai. Medus rodo, va medų man labai ryškiai rodo dabar. Mhm. Nes medus duoda tą tokį ir saldumą, ir tokią kaip magnetizmą, žinai. Aha. Ir vertinkit save. Va čia, sako, pagrindinis dalykas, kurį turi moteris išmokti, tai pradėti vertinti save. Ir saugoti savo lotosus. Savo lotosus saugoti. Ir čia Moterišką kūrybingumą. ir turbūt ne be reikalo, kai vyrai dovanoja moterim gėles, atrodo tos gėlės, tas vat, visas gestas dovanojimas gėlių, moteris visos apsidžiaugia iškart nuotaika, šypsena veidė ir atrodo tos gėlės nėra toks, nu, pinigais paėmus brangus dalykas, ar ne? Mhm. Bet vat puokštelė tų gėlių ar netgi viena gėlė, rožė, jinai labai poveikį didelį padaro. Taip. Jo tos gėlės tokios magiškos. Jo, rodo rožės, vat rožės, rožių aliejai eteriniai. Žinai, pavyzdžiui, rodo frankinsensas, rožės aliejai tokie vat, Mhm. kurie labai labai tą tokį kaip užkuria moteriškumo, tą moterišką energiją. Mirtė, frankinsensas, rožės. O aš vat esu girdėjus, kad labai ypatingos yra jos kaip ir senovinė rūšis. Ir dabar ištyrinėju tą pavadinimą.
Va, Damasko rožė. Mhm. Damasko rožės, tas eterinis aliejus labai ypatingas. Jisai ir brangus yra. Ir jeigu taip palyginus, ar tikrai skiriasi būtent Damasko rožės ir kitų rožių, tas eterinis aliejus, kvapas, eteris. Mm, Aš tai nelabai esu girdėjus, čia man naujiena, tos rožės pavadinimas Damaskos, nes aš naudoju kitokį, rožių eterinį aliejų iš Young Living ten tos. Aš žinau, kad jie brangus, tie tikri eteriniai aliejai. Kažkaip labai priklauso nuo tos kokybės, pačios kokybės, kaip kokiom sąlygom jie augo, žinai. Kažkaip pavadinimas neturi reikšmės, reikšmė yra tai, kaip tas augalas augo, kokiom sąlygom, kokioj dirvoj, kokioj žemėj, kaip jie augo, kas jie prižiūrėjo, žinai. Mhm. Vat man taip kažkaip eina. Aha, įdomu. O dabar pavyzdžiui, su ta Babilono sodais, jie dabar šiuo metu egzistuoja tik eteriniai erdvėj, ar ne? Mhm. O, o dabar, kaip sakai, yra ten tos kapsulės, kaip laiko kapsulė. Ar kas dabar naudojasi, tarkim, eterinėje erdvėje, kas naudojasi tą laiko kapsulę? Ji neveiksminga, man rodo. Veiksminga? Atjungta. Ai, Atjungta. ai, atjungta, ar ne? Mhm. O kas ją atjungė? Ar tie blogiečiai atjungė, kad nepasinaudotų si- aukštos sielos? Virusiniai jo. Kažkokie virusiniai, bet ne orionai, ne sirijai, ne tie, kažkaip man atrodo, kad čia ji dar buvo naudojama kažkaip ir čia atjungta apie, kažkaip man eina toks žodis apie 100, kažkaip mūsų metai žemės skaičiuojama, 100, 100 metų kažkaip. Nežinau, žinau, kodėl atjungė, kas čia per kažkokie tokie, kaip supranti, kokie įdomūs jie man pasirodė, tokie kaip žiogai tarsi būtų. Oi, tai čia žiogai, mantvidai kokie panašiai. Kažkaip užvaldė O. ir atjungė kažkaip tas kaip ryšio, kad kažkaip, kad nebūtų. Ar, pavyzdžiui, žemėje, kai buvo šitie sodai, ar jie, e, tas Babilonijos visas sodas, toks buvo globalesnis žemės žmonių e, vartai kontaktui su aukštesniais, subtiliaisiais pasauliais? Jo, čia buvo toks kaip centras, žinok, tokia kaip sakralinė vieta, kur tu galėjai susijungti su kosmosu ir keliauti per tą kapsulę. Bet čia galėjo prieiti visos norinčios sielos žemėje gyvenančios, ar ne? Ar tik Mm, išrinktieji? Nežinau, žinok, ar čia tik išrinktieji. Bet ta kapsulė, tie visi Babilonijos sodai buvo su gera intencija sukurti, ar ne, geriem noram, geriem dalykam, O aukštiem taip, o siekiam. taip, 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 taip. O tai dabar šitie blogiečiai, jie naudojasi savo reikalam šitą kapsulę. Jie atjungė kažkaip, man rodo, kad jinai iš viso neveiksli. O tai jie, Vapše atjungta. o tai jie nesugeba, kai jie yra tokie blogi virusuoti žemų vibracijų, gal nėra labai žemų, bet vis tiek virusuoti, ar jie nu, negali naudotis tą kapsulę, todėl ir atjungia. Taip, taip, taip. Va, kaip išrašai. Aš sakau, kodėl neatjungta? Tiesiog jiems atjungė, kad jie užgrobė, bet ir tuo pačiu atjungė tą kapsulę. Ir Reiškia, jie negali. nežino, kaip naudotis, jo, jie negali naudotis. Jo. O, oho.
O gerai, tai tada ta kapsulė atjungia tuos vartus, o ką jie dar gerai, o tai tada mes jau išrišom, kad jie ten nebeleidžia mums geriesiems naudotis visa kapsulė. Tai bet taip dabar va dar klausimas, tai gerai, kai tada Kleopatra, ten tarkim tos nu, kas naudojasi tos aukštos būtybės su laiku, tais tuo sodu, ta kapsulė, jie išeidavo ar ne į aukštesnes plotmes, susijungdavo su kosmosu, jie rinkdavo kažkokias tai žinias ir jie atnešdavo mums į Žemę dalintis tom žiniom, ar ne? Taip. Tom kosminėm žiniom, taip Mhm. skleidė tas žinias. Tai dabar reiškiasi, kadangi ten uždaryta ir mes išrišom, kad jie e, užgrobė visą tas žinias, ar dabar, pavyzdžiui, galim susikviest tas aukštas sielas ir išreikšti valią, kad mes atsiimam savo šitą nuostabų kūrinį, tos sodus, tą grožį, tus kvapus, tas visas geometrijas sakralinės ir tą laiko kapsulę, kuri priklauso mums, o ne jiems. Mhm. Visi susirinkam ir mes pareiškiam savo laisvą valią atsiimti tai, kas priklauso. O jų tas visas magijas, viską mes viską užfiksuojam, sukristalizuojam ir skaidom viską. Ir tegul jie pasišalina, palieka viską taip, kaip rado. Mhm. Jo, čia mūsų daug, mes išreiškiam valią ir aš matau, kaip jų kaip ir nežinau, kur jie pasidėjo. Žinau, kažkokią juodą skylę matau, kad įtraukia jos. Aha. Pas visus Dar tas tada, skruzdėles tas. dar tokie, užsidedam tokius sakinius, kurie parodo viską, kas užslėpta ir mums akivaizdžiai nematoma. Tai tegul viskas išryškėja ir pasirodo, ar jie mūsų neapgavo, ar neužleido kokių ten magijų, kažko tokio, kad padarytų iliuziją mums. Patikrinam, ar tikrai jie atsitraukė ir paliko viską taip, kaip buvo paimta. Čia tokie, žinau, garsai praėjo pro namus. Aš esu viena, blemba, kaip baisu pasidarė. Palauk. Tokie žingsniai, tokie tuf, 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 kaip praėjo, žinok. Gerai, pasižiūrėkit tyrinėti, kas čia tos garsus tau leidžia, kas čia tos žingsnius garsus sudarė. Nežinau, žinau, kažkas čia. Galiu pasižiūrėti. Aš to ateisiu. Nes labai vagys jaučia pas mūsų rajone. Palauk biškį. Gerai. Viskas gerai, bet labai, labai nejauku. Mhm. Nieko nėra tuščia. Gerai. Ar čia buvo tau specialiai nukreipt tavo dėmesį nuo darbo? Mhm. Kažkoks juodas šešėlis. Juodas kažkokios tai. Kažkokie juodi su baltom kaukiam. Kas čia jie yra tokie tie magai juodi, tie paraziliai, žiogai, mantvidai. Magai, magai. Gerai, mes juos visus neutralizuojam. Susigrąžino aš visą savo energiją, kur dabar mane išgąsdino. Taip, pasikeli vibracijas. Mhm.
Užsileidi universo šviesos daug aplinkui, prisipildai pilną Žinok, kambarį. jie yra čia pas mane namuose. Jie atėjo. Gerai, tavo valia, išreiški savo valią, tu esi šeimininkė ir jie čia nepageidautini. Mes juos užfiksuojam su plazmine ugnim, sukristalizuojam ir išskaidom, Sakau, von iš čia. dingsta. Mhm. Su ugnim degino šius. Kristalizuok ir skaidyk, čia stipriausia yra. Mhm. Ir jiem žinutė, kad jeigu tik tai bent kažkurie iš jų prisertins, jie visi susinaikins. Neturi Jo. teisės ateiti į mūsų energetinius laukus, į mūsų aplinką. Aš žiūriu, kad jie per mano televizorių apačioj portalą atsivėrė, aš uždarau jį. Uždaryk visus portalus namuose. Aš irgi užsidarau visus portalus, jeigu kažkokie yra. Kristalų pridalinu aplinkui namus. Jo išsipurškė eterinį aliejų iš to arbatmedžių. Arbatmedžio pelynų. Visais kitais skaniais kvapais apelsinus. Stiramžolė. Mhm. Ramu. Super. Gerai. Dar kartą susikauk, dar pakelk savo vibracijas, išsiplėsk. Mhm. Gerai. Taip, dabar mes susigrąžinom šitą, atsiėmėm Babilono sodų, susigrąžinom tą kapsulę. Ir Jo, jinai labai svarbi, žinok, ją labai kažkaip bandė, kad tik mes jos nesusigrąžintumėm, jinai kažkokia labai ypatinga. Šita kapsulė, žinok, Kristai, yra labai labai ypatinga. Jeigu aš jau fizinėje erdvėje pajutau, tai įsivaizduoji. jo. O tai dabar gerai ta moteris, kuriai buvo skirti šitie sodai, kur jinai ir sugalvojo, kad jai reikia. Tai jinai vis tiek ta kapsulė irgi, kaip ir jos kūryba, ta kapsulė, tie sodai, ar ne? Čia bendrai, visų, kas tuos sodus tvarkė. Ai, tai čia Mhm. kaip ir ne į vieną, bet buvo, sakykime, kažkokia tai grupelė aukštų labai vibracijų, daug žinių turinčių Būtybių. klausytojų. Mhm. Ir dabar jos visos susirinkusios tenais ir ką jos dabar planuoja daryti, kai atsiėmė šitą kapsulę ir sodus. Aktyvuoja dabar, žinok, paleidžia to tokios kaip šviesų daug. Aha, Jinai, žinok, tokia kaip kvantinė kažkokia tokia daug tų žaibukų. aha, Ir jinai dabar kažkaip atkuriama, matau, apsaugas deda, kažkaip pagerina, nes kažkaip, sako, čia reikia truputėlį pakeisti, mhm. Atnaujinti, taip. atnaujinti, aha. Ir kažkaip duoda man leidimą, tarkim, ar kai būsiu ir tau, žinoma, nes jie labai 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 yra dėkingi, labai dėkingi. Ir sako, kai jūs norėsit tą kapsulę, kažkaip yra labai saugu keliauti per dimensijas, žodžiu, per paralelinius pasaulius. Toks kaip, žinai, instrumentas papildomas dėl saugumo mes, sako, mes kažkaip jums norime, ta prasme, pasidalyti, duoda kažkokius kodus, žinok, mums. Aha, ačiū labai. Mhm. Ir tie kodai kažkur pasąmonėje yra įrašyti. Čia yra tai padaryta dėl saugumo, nes jie saugosi tų virusų. Čia, sako, buvo labai stiprus kažkokie tokie. Labai stiprus magai kažkokie kosminiai. Ar tai čia, ar tie juodi magai kosminiai, ar jie gali būti įvairių pavydalų, kaip pavyzdžiai, ar ten dar kažkokie? Tai jie Čia, pakeitė, jie čia ir buvo, jie transformuojasi, jie čia, žinok, pakeitė buvo pavidalo, čia ne žiogai, čia jie ir buvo. Kurie ale žiogai, čia jie. o, Jie gali keisti pavidalus, jo, pasirodyti. jie kai žinių daug turi.
Nu, taip, 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 čia jie ir yra, žinok. O dabar gerai, jie atkurs šitas kapsulę, ar kokią įtaką dabar duos mūsų Žemei, šitos kapsulės atkūrimas? Kils Ar kažkas Žemės vibracija, daugiau bus kosminio susisiekimo, žmonėm atsivers daugiau žinių, išminties kažkaip budinsi žmones daugiau. Bus, kažkoks tarsi, kaip nuimtas kažkoks tai dar sluoksnis, kuris trukdė tam per gerklę kerta. aha, Tai vat, žodžiu, kad bus, stiprės intuicija. aha, ačiū jiem. Mhm. O dabar gal į mus pasižiūrėt, ar pas mus dar yra kažkokių blokų uždėta, kurie trukdo šiek tiek mums, kliūtis daro kilti aukščiau ir iš daug aukščiau matyti visą vaizdą, imti informaciją. Kažkaip kiekvieną bloką mes patys turim atidirbt. Mhm. Patys turim iššifruot, ar Jo, ne? patys iššifruot, sakai, kažkaip su laiku, nes jeigu vienu momentu jie, tarkim, nuimtų visus blokus, kažkaip būtų per daug. Jis kažkaip jie palengvina tą kelią, žinai, kažkaip mums įpučia tos tokios motyvacijos, energijos ir, nu, sako, mes žinom, kad jūs susitvarkysit su laiku. Jie kažkaip tiktais, ką gali padaryti, tai palengvinti mums pereiti tuos blokus. Aha, ačiū. Mhm. O dar ar jie gali kažkaip, va tas, energijos trūkumas jaučiasi, ar jie gali kažkaip pašalinti tos, siurbėlės, nežinau kaip įvardint, kas vagia mūsų energiją, tą gyvybinę, kad, daugiau energijos, taip atsikeltum iš ryto arba jau noriu daryt tą, o ne taip, kad žinai, tik noriu, bet jėgų neturiu. O čia sako, jūsų, kažkaip reikėtų, kaip jie čia taip įdomiai, kažkaip mes patys galime, su pasąmone reikia susitarti. Aha, Mūsų o pasąmonė ant tiek galinga, kad mes daug ką galim patys padaryti. mhm. O dabar vat man klausimas dabar, ar dabar greitu laiku atsiras tos medicininės lovos, tos medbedai vadinami, tikrieji nepadirbiniai, kurie gydys žmones. Ar šitos kapsulės sugrąžinimas paspartins šitą, dalyką? Manau, jo. Kad būtų prieinama visiem, ne tik turtingiem žmonėm, bet visiem, kas norės. Bus prieinama, žinok, daug kam. Mhm. O pavyzdžiui, vat apie Babilonijos sodus, ar ne, atėjo mintis čia, kad reiktų pažiūrėt, ar mes tuo laiku irgi buvom, kažkokias sąsajas turėjom su tais laikais. Nu jo, žinok, man toks jausmas, kad mes turėjom, aš ir su ta Kleopatra buvo tarsi irgi kažkoks tai ryšys. Man tas Babilonijos sodas tai labai toks atrodo dežavu, žinai, kad aš čia tarsi kaip būčiau jau prisidėjusi prie to kūrimo. Nes man irgi atrodo kažkas labai tokio artimo ir įdomu. Mhm. O aukštos sielos, kurios dabar atėję, ar jos, bendradarbiavo su mumis anksčiau? Ar jūs galit atsakyti į šitą klausimą? Fizinėj plotmėj, ane? Ar fiziniai, ar eteriniai? Man taip įdomiai sako, kad mes, vieni su kitais turim tą ryšį, Mhm. bendradarbiavimą vienokį ar kitokį, nes mes esam kaip ir vienis.
aišku, okei. O dabar toks stebuklas kaip tie va Babilono sodai, ar dabar pasaulyje kur nors pas mus fizinėj plotmėj atsiras, kas nors, sugalvos atkurti tai? Aišku, yra tie botanikos sodai, jie bando kažką atkurti, pavyzdžiui, kad ir Anglija, ne, kažkokie yra tokie sodai. Mhm, Em, bet tai ne tas pats. mhm. Man žinai, kaip keista, man įdomiai rodo kažkur Kinija, link Kinijos. Ne, palauk, ne tas žodis. Singapūras, kažkur Singapūre yra, žinok. Aha. Kažkas panašaus. Gal ir Singapūre, aš kažkada per televiziją mačiau, kažkoksai pastatas yra, kur labai daug augmenijos ir ten padaryti tam tikrose patalpose skirtingi klimatai, ten visa kita kažkas tokio esu mačius kažką. Tai gal bando privest kažką panašaus į tai. Jie kažkaip arčiau tos tiesos Singapūre, tie sodai. Aišku. Ar jie turi dar perduot kokią nors žinutę mums? Ne, manau, mes tą temą jau galim uždaryti. Gerai, tada uždarom. Mhm.